Originalaus tripticho fone kombinatų liaudės kūrybos ansamblio nariai jaučiasi namiškiais. Kasmetinės kombinato apžiūros nugalėtojai, įvairių gamybų meninės agitbrigados neįsigando nei kino kameros. Gerbėk, daktarėlį! Kuo skundžiatės? Ogi vandeniu skundžiu. Kokiu vandeniu? Putinų vandeniu. Pasakyk, bijogėlį, kiek tu kartų blaivykloj buvai, ar aplostė tada pramilino, ar aplostė tada ten šiltai. Gal ir buvo, gal ir ne. Buvo, tai žinia. Tėvelių pasididžiavimas, tautinių šokių ratelis. Ir pačių mažiausių kolektyvas. Mišrus choras bando dainuoti a capella. Kai užgroja kaimo kapela, kas gali likti abejingas? Jam berūpi ir tarnyba, kai tik gyva, iki grybai. Jam berūpi ir tarnyba, kai tik gyva, iki grybai. Aš, Mikas Pupkus, ir atėjau pas jūs pasisokti. Taip, draugai. Ši diskoteka jums, būsimieji kombinato darbininkai. Į svečius atvyko Respublikos liaudies artistė Giedrė Kaukaitė. Nuostabi architektūra, puikus interjeras, labai jaukus, visos parodos, didžiulė plati erdvė, kurioje čia žmogus pasijunta, žodžiu, pasijunti žmogus tokioje visiškai nekasdieniškoje aplinkoje, tarsi pakylėtas. Jeigu būčiau alytiškė, turbūt kasdien stengčiausi čia ateiti. Žmogus gavęs dvasinio peno ir darbe būna, darbo vietoj būna geresnis, pareigingesnis. Kultūra ir menas žmogui yra reikalingi kaip dvasinė atgaiva. Tada ir dirbti, ir darbo nuotaika yra daug geresnė. Čia buvo liūdna be kultūros rūmų, o dabar ir dirbti, ir vaidinti smagiau. Gal ir jums šie rūmai, kaip ir kombinatas, taps antraisiais namais.